Kai Tomas Tumosa mūsų scenoje metė iššūkį praėjusių metų projekto nugalėtojui Ilja, 25 žiūrovai Tomo pasirodymą palaimino, o štai komisija sutriko visiškai. Aš šiaip rimtai pasakysiu, ką aš pagalvoju. Aš pagalvoju visų pirma, kad tai nemalonu, nes tai jau girdėta, kad mes girdėjom, kad tai darė Ilja. Galvoju, kiek reikia turėti įžulumo, kad darytum tą patį. Po to, kai mes išgirdom tai, ką mes išgirdom, aš pagalvoju, kad čia fonograma yra. Ir tiesą sakant, iki šiol kažkiek tiek manau. Bet aišku, viena yra, kad man patiko. Gerai. Algiui greitai patiko. Aš tiesiog negaliu savo to patiko jums duoti. Nepyk, bet aš savo patinką aš negaliu tau duoti. Tumosas talentą užstojo kaip reikiantis siutęs humoristas Vitalijus Cololo. Ar jūs suprantat, ką jūs vertinat? Jūs vertinat dainavimą. Čia buvo gera parodija žmogaus. Ką tu, pavyzdžiui, kitam etape mums paruošęs? Ką dar galėtum parodijuoti? Vitalijui atskleidus Tomo talentą parodijuoti ir sukėlus tikrą žiūrovų ovacijų audrą, Nerijus Juška apsigalvojo. Aš apsiverkiau iš juoko, aš sakau, kad man tai patiko. Eglė Juozapaitienė savo nuomonės nepakeitė, tačiau 3 komisijos patinka pakako ir šiandien Tomas dar kartą bandys įrodyti, kad lietuviai sugeba juokauti. Tomas Tumosa prašė jį pristatyti taip. Lietuvių Eržilas. Nedaug tų tikrų vyrų ant Lietuvos. Tad Lietuvą palaikom šį gryną kraujį, gryną veislį, talentą ir parodijų meistrą Tomą. Patikėki, dar daug pavasarių praeis tavo langais. Atleis visiems ir tada vėl skambės tau vilties varpai. Vieną kartą gražią vasarą prie jūros atskrido žuvėdra. Nieks nežino, ką galvoja visos žuvys apie žuvėdrą. Žuvėdra, reik vieną kartą, mes nenorime kentėti. Reik žuvėdra, reik vieną kartą, kodėlgi nori mus kankinti. Senieji Vilniaus namai, pražylę samana žalia, einu lyg aušis lengvai, sena siaurąja gatvelė. Stogai senieji, kai tik jūs pamatau, iškalbą jaunėju ir tyliai pasakau. Aš jaunas, aš jaunas, aš jaunas. Kėtas kelias, juodų žirgų man gaila. Ir nieks negali supras čigono meilė. Tomas